Tepi balzamais ir vazelinais savo lūpas, bet vis sausėja ir niekas nepadeda. Noriu tave supažindinti su ypatingu duetu, kuris tau tikrai padės. Tokie maži, bet tokie veiksmingi. Tai yra Satin Lips aksominių lūpų sistema iš 2 žingsnių. Pirmas žingsnis yra lūpų kaukė šveitiklės sviesmedžio sviesto pagrindu ir su specialiai apdorotu cukru. Su šiuo šveitikliu šveičiame lūpas 1-2 minutės, 1-2 kartų į savaitę. Šveitiklis puikiai išvalo negyvas ląsteles, išvalo makiažo likučius, dulkes, purvas ir visus nešvarumus, kurios kaupiasi lūpų raukšliuose. Tokiu būdu mes pašalinam tos visus nešvarumus, išvalome terpę, geriname kraujotaką, atstatome lūpų spalvą, lūpų raudoną kontūrą ir išlyginame lūpų odą ir odą aplink lūpų. Tokiu būdu darome ir prieš raukšlinę profilaktiką. Išlyginam raukšles ir mažinam tikimybę, kad pas mus atsiras tas barkodas aplink lūpų. Taip pat mūsų lūpdažiai laikysis geriau, nes bus lygesnė lūpų oda ir švaresnė. Antras žingsnis bus lūpų balzamas sviesmedžio sviesto pagrindu, kuris padrikina, pamaitina ir užpildo mūsų lūpų odą drėgmę po šveitiklio. Dažniausia klaida, kuri vyksta, tai moteris naudoja lūpų balzamą ar vazeliną, bet neišvalo lūpas prieš tai. Ir tuomet išeina, kad vazelinais ir balzamais jūs tiesiog priklijuojate negyvas ląsteles ir nešvarumus prie savo lūpų. Tokiu būdu sutrinka lūpų ląstelių kaita, lūpas išsausėja vis labiau ir jeigu dar iš viskas negerai, tai laižote lūpas, tai dar labiau jos išsausinate. Ir tokiu būdu jūs niekaip negalite atstatyti savo lūpų drėgmės balansą ir nuimti šerpetuojimus ir skilinėjimus. Šį sistemą būtinai naudojame kartu 2 kartus į savaitę kaip sistemą, o lūpų balzamą naudojam pagal poreikį taip dažnai, kaip mums reikia kiekvieną dieną. Duetė ši sistema atstato lūpų drėgmės lygį, mažina šerpetuojimą, skilinėjimą, veikia raukšlių ir herpio profilaktikai. Jūs galite naudoti savo, o taip pat tai yra puikiai dovana, nes nereikalauja parinkimo. Maža, bet labai svarbi.